Sveiki visi, mano vardas yra Lunatikas, Lunatikas arba kitaip Liutauras ir šiandieną mes apžvelgėme štai šį Cupra Formentor VZ. 333 arklio galios, daug smagaus momento. Iš tikrųjų, šį automobilį mums paskolino Autojuta, tai didis labai dėkui jums, kad paskolinti automobilį, mes galime padaryti šią apžvalgą. O jeigu taip rimtai išnekant, tai čia iš tikrųjų yra atnaujinta Formentor, jau žinoma, turbūt daug kas esate matę šitą modelį gatvėse važinėjantį, labai populiarus, vienas iš turbūt populiariausių Lietuvoje perkamiausių modelių, kurį mes turime. Ir šiandieną mes turime jo upgrade'intą versiją VZ ir Face. Taigi, nuo ko norėčiau pradėti iš tikrųjų šią apžvalgą, tai yra nuo sound checko. Pasiklausykite, kaip dirba šis variklis. Gerai, taigi žiūrint į patį modelį, viską į priekį naujo Formentoriaus, mes galime matyti naują Cupros dizaino kalbą. Jeigu kas nežinote, iš tikrųjų Cupra anksčiau buvo kaip Seato tiesiog modelių linija, sportiškesnė, visa kita. Ir prieš keletą metų Seatas nusprendė, kad padarykime Cupra atskirą brandą, turės savo nuosavą dizaino kalbą, aišku, kažkiek susilies su pačiu Seato dizaino kalba, tačiau tai bus sportiškesni, geriau atrodantis, gražesni automobiliai. Taigi, naujasis priekis ant šitos Cupros yra atnaujintas į naują faceliftą, į naują dizaino kalbą, sakykime taip. Matome tokį shark nose, ryklio nosį, naujas iš tikrųjų labai dailias lempas. Taip pat gauname 19 colių ratlankius su štai šiais gražiais bronziniais tokiais akcentais. Antros pagal aukštumą komplektacijos, nes pirma yra Extreme komplektacija, antroje vietoje yra štai ši, kurią turime. Taip pat turime šią gražią naują spalvą, kuri iš tikrųjų yra įspūdingai atrodanti. Aš net negaliu apibūdinti, tokia kaip smėlio, bet labai tamsaus smėlio, rudos spalvos, matinė performance realiai spalva. O šiaip šnekant, iš tikrųjų yra labai smagus modelis važiuoti, kaip pamatysite kitose kadruose, važiuoja, traukia įspūdingai. Taigi, pėdą ant stabdžio, į drive įmušam. Priėjus prie galinės dalies matome naująjį galinį žibintą, kuo jisai pasikeičia truputėlį nuo senesnio modelio, tai štai būtent čia yra apšviečiamas Cupro ženklas, pats tas brando ženklas. Taip pat į galinius žibintus integruojamas Formentor ženkliukas, kuris yra apšviestas ir labai dailiai atrodo. Naujos galinės lempos, truputėlį atnaujintos. Taigi, įsėdusis iš šios mašinos salono, mūsų pasitinka štai šis labai dailus salonas, kuriame turime sport išvaizdos vairą, kuris šis būtent vairas yra ir šildomas, turime realiai beveik visas įmanomas funkcijas, faršo atžvilgių, taip vadinamo lietuviškai. Irgi, čianais yra komplektacija beveik maksimali, ko realiai trūksta, aš negaliu atsakyti, bet jeigu žiūrėtume Extreme komplektaciją, tai pirmoje vietoje gal ir būtų pačios galinės sėdynės. Galinės sėdynės ant būtent naujosios Cupros ir senosios VZ modelio Extreme komplektacijos būdavo su karboniniu galu, tačiau būtent šis, kurį mes turime šiandieną, neturi. Taip pat, įjungus variklį, išjungus iš karto muziką, mes matome štai šį beveik 13 colių dydžio ekraną. Vat ko Cupra atsisakė iš tikrųjų ant naujesnio modelio, tai yra mygtuko šitoje vietoje, yra padarytas naujas modernus touch tipo klimos kontrolė visa. Čia turime ir muzikos, garsinimą, tylinimą, tačiau dabar nejungsiu to. Čia irgi 2 zonų kadankinimo to kontrolė. Čia apačia matote Illuminated Type-C. Taigi, kaip matote, čia yra visos funkcionalumas, Wi-Fi, Bluetooth'as, auto on-off, palaikymo kontrolė, linijų, ženklų atpažinimo sistema, čia apie pačią transporto priemonę problemos, kokius gali, jeigu išmestų kokią nors klaidą. Tada turime drive, tai čia yra mūsų vairuotojo profiliai, turime komfortą, kur yra tylesnis, performance, kur jau įsijungia ir tos dirbtinės garso kolonėlės, tai manau galime pabandyti išgirsti.
salone garsas truputėlį padėjo dėl tų kolonėlių. Kupros režime irgi. Tiksliau, kupros režime įsijungia. Ale geriau girdisi variklis. Individual, kur mes tikrai galime keisti realiai beveik viską, kas įmanoma. Tai netgi sukimo momento paskirstimas, klimatizavimas, ACC, variklio garsas, tai Cupra yra tas normalus, performance tai yra kolonėlės, komfortas yra šiek tiek papildomo, eko, manau, supranta, kad irgi nėra variklio garso tokio. Vairavimo sistema performance, čia pats tas DCC nepasakysiu tai kas, bet irgi patys reguliuojate, tiksliau čia yra informacija, čia apie patį profilį gaunantį informaciją. Turime off-road režimą, turime drift režimą, kuris pagal idėją, nes ši mašina turi tą vadinamą sukimo momento paskirstimas, kai paskirsto, kiek perdavimo eina pirmyn atgal, kadangi ši mašina yra 4 varoma ar 4 varomųjų, negaliu tiksliai pasakyti. O šnekant apie infotainment, tada turime visas šitas aplikacijas. Kas man labai patinka, tai iš tikrųjų labai greitos reakcijos į touchą. Tai ši mašina turi šildymą, vėsinimas, man atrodo, neina į šitą komplektaciją. Tada apšvietimą, nes kaip matote, turime ambient lightingą salone, kuris iš tikrųjų žiauriai šiek tiek atrodo. Čia galime jo ryškumą pareguliuoti, kaip matote, keičiasi. Tada spalvas. Čia va, liquid, pulse, electrified, speed, boreal. Tai reiškia, kad kaip aurora borealis truputį keičiasi spalva, arba tas atspalvis yra auroros. Mano čia, kur aš galiu realiai pats parinkti, tai tarkime čia ant durų bus pas mus žalia. Tai čia, vat, kaip matau, šonuose atsiranda ta žalia. Tada čia pati ta juosta. Čia, vat, jau keičiasi tas juostos, tai aš noriu rožinės, tai bus rožinė. Noriu raudonas, bus raudona. Nu ir taip tada. Ryškumą irgi galite reguliuoti, nes ir čia apsišviečia šitose vietose, kaip matote, truputuką. Ir po kojomis. Čia dabar nežaisime su šitais. Viduje taip pat turime ir jau kas yra daugumai mašinų, turbūt standartas touch lempas. Čia va tas visas reguliavimas, kaip matote. Nuleidus čia irgi įsijungia švietimas. Čia šone turime touch visą reikalą, kad galima švietimą keisti į auto, stovėjimo, automatinės, priekiniai priešakai, įjungta, išjungta, galinis priešakas, įjungta, išjungta, galinių langų ir priekinio šildymas, čia kaip matote. Čia šone turime langų reguliavimą, veidrodėlių reguliavimą ir štai čia yra bagažinės atidarimas. Kaip girdite, atsidarė ir tenais matosi, kad pakylo. Va. Taip pat turime ir porankį su 2 kapų holderiais. Čia taip pat per šitą pusę galime irgi atidaryti tą patį slidžių maišą. Ir užsidaro.